Gal ir taip, o ką? Turėtumėm nepasitikėti? Kai kuriais. O kuriais klausimas? Aš jeigu nepasitikėčiau, nelaikyčiau pinigų bankuose, kol kas pasitikiu. Tai, kad jie išsilaikė jau 14 metų Lietuvoje. Vis ankstesnė. Užsienio investitoriai, nes iš esmės užsienio bankai, švedų bankai Lietuvoje. Gal ir pasitikiu. Pasitikiu. O kodėl pasitikiu? Nu, todėl, kad gerai dirba. Pasitikiu kol kas. Pasitikim. Pasitikiu. Todėl, kad institucijos dirbančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Žiūrint kuriais, Nu, savo banką. dažniausiai. Iš esmės, tai nežinau, aš tai pokyčio nepastebėjau. Aš asmeniškai. Tiesiog gal mažiau žmonių dirba prie kasų ir daugiau reikia laukti dabar. Aš tai nepastebėjau. Labai retai būnu tenais. Skiriasi. Ir dabar. O kas pasikeitė, jeigu skiriasi, tai kaip? Nu tai anksčiau, suprantate, ir eilės ir viską, ir tave nežiūrėdavo, tai buvo visi norintys daug buvo žmonių, o dabar tai tikrai klausia, kaip kitam banke, ką ten galima pasiūlyti geriau. O ko gali? Požiūris pasikeitė tikrai. Ne, nemanau, aš turiu dabar labai gerą vadybininkę savo, tai viskas mane tenkina. Ir aš kol kas esu toj pozicijoje, kur man neteko nusivilti, iš manęs dar nesiruošė atimti mano namų, tai... Ne, jeigu kalbant apie aptarnavimą, koks buvo geras, toks ir liko. Jeigu kalbant apie apmokestinimą už visokias paslaugas, tai jos labai išaugo. Gero aptarnavimo. Tokį ir gaunu iš tikrųjų. Patikimumas. Vienas pagrindinių. Reikia saugumas, patikimumas. Nu, saugumas yra viena iš esmių banko. Jeigu ten kažkoks dalykas atsitinka, tai jau patikimumas labai krenta smarkiai. Nu, bankomato vagystė tai man nelabai daug sako, bet jeigu kas nors rimtesnio, ten kažkokia vagystė per sistemą kažkokią, va, tada jau patikimumas labai kristų. Tikiuosi, kad krizė praeis ir viskas bus taip, kaip buvę. Tikiuosi, palūkanos nukris. Saugumo, tik tai tiek. Tikriausiai tiek, kiek žiniasklaidoje ar dar kažkur pasirodantys įvykiai ar pasaulio mastu kažkokie vykstantys įvykiai ir kad kaip klientui būtų man užtikrinta, kad tai manęs per daug neįtakos. Ir neliksiu basa vieną gražią dieną. Kad nebankrutuos. Kad ir toliau taip dirbs. Tiesiog stabiliai ramiai. Jo, stabiliai, ramiai, be jokių tenai didelių nuopolių ir pakilimo. Man atrodo, vieni bankai, jeigu teigia didesnės palūkanas, mažesnės, tai va tam ir yra skirtumas. Čia ta prasme tai yra, kiekvieno žmogaus, ką jisai realiai tikisi, ko jam reikia iš to banko. O ko jums reikia iš banko? O man kol kas nieko nereikia, iš esmės aš tik tais turiu sąskaitą savo, viskas, ko man kol kas reikia. Nu, tai žiūrim, kaip darbuotojai dirba, žiūrim, kaip pats bankas dirba, kaip pinigus tvarka. Svarbiausia. Sunku pasakyti. Manau, kad jie visi dabar panašiai dirba. Nežinau tikrai, tų visų finansinių tikrai nežinau. Pozicionavimas. Gera reklama, geri vadybininkai, visokias... Aš šiaip manau, labai asmeniniai santykiai priklauso. Ir nuo to, kiek klientas turi pinigų, irgi tas turi.